Šiandieną, niūrią lapkričio 30 dieną, mes atsisveikiname su žymiu tabako įmonių ir rūkorių atstovybės generaliniu direktoriumi, taip pat su žymiu filosofu Lietuvoje ir užsienyje, taip pat atsisveikiname su labai ypatingu herojumi, dalyvavusiu daugelį Lietuvos bei užsienio žmonių gyvenimų įtakos formavime. Ir manyčiau, kad šiandieną yra ta diena, kai mes turėtumėme tylos minute pagerbti tą dieną, kai aš paskutinę dieną rūkiau namie.